tūkstančiai žemės ūkio subjektų. Rajono ūkininkai pakankamai aktyviai naudojasi ES bendros žemės ūkio politikos teikiamos galimybės ir struktūrinių fondų finansinė parama. Pagrindinės investavimo sritys - žemės ūkio technikos ir įrengimų įsigijimas bei ūkių restruktūrizavimas. 2008 metais Žemės ūkio naudmenos ir pasėlius deklaravo 3700 žemės ūkio subjektų, kas sudaro 57 tūkstančius hektarų. Parama ūkininkaujantiems sudarė apie 25,5 milijono litrų. Pasitraukusių žemės ūkio gamybos rajone yra apie 585 ūkininkų. Nemažai ūkininkų domisi ir ruošia projektus žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui miškui. Kitas svarbus aspektas pažyminti žemės ūkio sektoriaus specifiką yra menkas specializacijos lygis. Rajone vyrauja mišrūs ūkiai, tačiau neskatina bendro žemės ūkio produktyvumo rajone. Todėl mažina konkurencingumą bei galimybės orientuotis į platesnę rinką. Kadangi stambūs žemės ūkio vienetai besispecializuojantys konkrečios produkcijos gamyboje yra ekonomiškai stiprūs ir ganėtinai pelningi, specializacija neabejotinai privalo būti skatinama. Šiuo metu yra keletas gerai veikiančių specializuotų ūkių. Rajone išauginama daug rapsų ir javų. Rajone vystomas pieno, galvijininkystės, mėsinių galvijų auginimo šakos. Tačiau mažėjančios produkcijos supirkimo kainos gali atsiversti šią